Viktoras Tkačenka 40 metų dirbo taigoje. Nuo pat vaikystės jis svajojo plaukioti savo laivu po Baikalą, giliausią pasaulyje Gėlo vandens ežerą. Nuo 6 pradėjau plaukioti, aš medžiotojas ir žvejys, jau 10 metų vienas plaukdavau žvejoti. Svajojau pasidirbti laivą, dabar esu tokio amžiaus, kai tai ir darau. Tkačenka neturi išsilavinimo, jam mielesnė daugelio metų patirtis taigoje. Nusprendžiau nesimokyti, nutariau, kad taiga visko išmokys. 7 Tkačenkos vaikai neskuba pasekti tėvo pavyzdžių. Tiesa, sūnus Andrėjus neatmeta galimybės kada nors pasistatyti laivą. Gal irgi ką nors statysiu, kai sulauksiu vyresnio amžiaus, dabar neturiu laiko, auginu vaikus, statau namą. Rusijos valdžia siekia skatinti turizmą prie Baikalo, kuriame plaukioja rečiausių rūšių žuvys, auga reti augalai. Pakrantėje yra 2100 km ilgio tarpeklis. Toks atstumas skiria Maskvą ir Düsseldorfą. Baikalas yra 25 milijonų metų senumo. Giliausia ežero vieta 1637 metrai. Jame yra 1/5 viso pasaulio Gėlo vandens atsargų. Sunkiausia užduotis Tkačenkos laukia tada, kai baigs savo laivą. Jam teks įveikti 40 km iki vandens. Tačiau jokia kliūtis nesutrukdys Sibiro gyventojui įgyvendinti savo svajonės.